Gaminsime midijas, bet prieš jas gaminant tokia bus techninė pamokėlė. Štai turiu tokį gražų, blizgantį, dar niekad nenaudotą woką. Tai yra wok tipo keptuvė su plokščiu dugnu, tad labai patogu ją pasidėti, tačiau jinai yra neparuošta. Taigi štai tokia blizganti, graži, plieninė keptuvė būna tik tais prieš pirmą naudojimą. Dabar ją reikės, tai vadinant, išdeginti. Taigi procesas geriausia jį atlikinėti lauke vien dėl to, kad būna daug dūmų, daug nemalonaus kvapo, todėl kad reikės keptuvę padengti keletu labai plonų sluoksnių išdeginto aliejaus. Taigi nusipirkę keptuvę, pirmiausia, ją reikėtų išplauti. Wok keptuvė plaunama su plovimo skysčiu, su muilu tik vieną kartą gyvenime. Tai yra prieš pirmą naudojimą. Po pagaminimo jinai būna padengta tokiu, kaip sakyti, techniniu aliejum, kad nerūdytų, tačiau jį reikia nuplauti ir toliau reikia įkaitinti. Taigi grilis įkaitintas 250-300 laipsnių ir naudosiu štai tokią expander sistemą. Taigi Big Green Egg turi puikią sistemą, į kurią galima dėti groteles paprastas, groteles plieninės, galima deflektorių dėti. Žodžiu, galima gaminti daug įvairiausių būdų, tame tarpe ir su woku. Taigi, pirmiausia įsidedu šią sistemėlę. Labai patogu, nes yra rankenėlės. Taigi, dedu wok keptuvę. Kaitinu iki 250 laipsnių, tai užtruks kokias 10-15 minučių. Matysis, kaip pradeda keistis spalva. Ir tada dengsime pirmu aliejaus sluoksniu. Renkantis aliejų svarbiausia žinoti, kuris iš jų turi aukščiausią, tai vadinamą dūmo tašką. Tai yra, kuo aukštesniai temperatūroje jis pradeda rūgti, tuo tinkamesnis aliejus. Ir dar vienas ypatingai svarbus momentas, kad aliejaus turime padengti super plonų sluoksnių, nes jeigu paliksime per storą sluoksnį, vėliau atvėsęs jis tampa toks lipnus, tarsi toks plastelinas, tarsi guma. Visą perteklių jums jau ateityje nebereikalingų skudurėlių, kuo labiau nuvalykite. Taigi pirmas sluoksnis padengtas, kaitinam dar 10-15 minučių, tepam antrą sluoksnį, vėl kaitinam, vėl užtepam ir kartojam, kol padengsime 4 sluoksniais. Wokas paruoštas, galime gaminti. Taigi midijos. Midijos yra, mano nuomonė, vienas greičiausiai paruošiamų patiekalų, tačiau reikia viską iš anksto taip susidėlioti, kad vėliau procesas vyktų nenutrūkstamai. Netgi stalą jau reikėtų iš anksto pasiruošti. Jeigu turite galimybę arba eidami pro šalį parduotuvėje pamatėte puikiausias šviežias midijas, čiupkite jas nieko neklausinėdami. Bet tai ne visuomet yra paprasta. Mes visgi gyvename ne jūrinėje valstybėje, midijas veža iš svetur, tad ne visą laiką įmanoma gauti šviežių. Šaldytų jų visuomet būna, tačiau šaldytos dažniausiai jau būna paruoštos. Tai yra, jos jau būna apdorotos, paruoštos naudojimui, ten procesas vyksta dar greičiau. Aš pasirinkau dar kitokias midijas. Jos irgi šaldytos, tačiau vadinamosios Naujosios Zelandijos žaliakiautės midijos. Jos yra super didelės, praktiškai kaip austrės tokio dydžio, bet yra labai skanios. Gaminasi šiek tiek ilgiau, tačiau patikėkit, verta išbandyti. Reikės visiškai nedaug ingredientų, taigi pradėsime nuo svogūno, česnako ir imbiero. Tokios trejybės, kuri visuomet dera karyje. Taigi svogūnų supjaustau nedideliais šiaudeliais, imbierą taip pat šiaudeliais, šiek tiek patraiškau česnaką ir keliausime kepti. Eilės tvarka bus tokia. Įpilu aliejaus, pirmiausia apsikepinu svogūniukus.
Na, vieną porą minutėlių veiksmas vyks labai greitai, nes vokas turi būti įkaitintas ne mažiau kaip iki 200 laipsnių, na, dažniausiai tai maždaug 220 laipsnių. Greitai apsikepinus svogūniukus, tada metu imbierą su česnaku. Permaišau keletą kartų, nuo 10-15 sekundžių, tokioj kaitroj česnakas labai greitai gali sudegti. Ir dedu porą šaukštų raudonojo kario pastos, jo kiekis priklauso nuo to, kokio intensyvumo midijų norėsite. Lengvai apkepu ir supilu maždaug 250 ml kokosų pieno bei suverčiu midijas. Tuomet midijos turi pasitroškinti, na, 5-7 minutės. Reikės būtinai patikrinti, paragauti, ar jos minkštutės. Svarbiausia, būkite labai atsargus, vokas visuomet yra labai karštas. Kvepia tiesiog nuostabiai. Dar porą štrichų, taigi žalioji citrina, įspausim jos sulčių. Ne, labai patogi mentelė, sakykim taip, būna kartu jau su šita keptuve. Na, išmaišyti tikrai labai neblogai. Taip. Na ir petražolės. Taip, šį kartą ne kalendra, o petražolės. Tad pundelis šviežios petražolės. Dar reikėtų išsikepti duonytės, turiu jos štai čia pasiruošęs, na, bet negaliu tiesiog iškęsti neparagavęs. Kvepia puikiai. Na, tikrai buvo geras sprendimas išbandyti būtent tokiu būdu pasigaminti midijas. Kupinas skonio ir česnakėlis, ir imbieras, ir karis, petražolė, laimas, pati midija. Mėsinga tokia, tikrai labai daug yra ką pavalgyti, ne vien paknibinėti. Na, tiesiog puikus receptas, jeigu norite greitai ir labai skaniai bei paprastai pasigaminti nuostabų patiekalą. Na, mes su komanda einame skanauti, o jums sakau, ate!